Esu Kauno Laisvės alėjoje. Štai. Ir artėju Spurginės. Va. Kaip matote, langai, langų rėmai. Taip, metaliniai. Žalvės. Ohoho, užuolaidos. Tokios tinklinės. Tas pačius likę. Pavadinimas nekeistas ir jos raštas tas pats yra likęs. Štai ir ant langų galima pasižiūrėti. Taigi, einam į vidų. Pasidezinfekuot galima. Nu va, štai tos lininės užuolaidos. Autentika. Jau autentika tapo. Nu va, čia. Matote baldai, tie patys. Tos kėdės pačios yra. Labą dieną. Labą dieną. Kaip sekasi? Ačiū gerai. Na, labai pasilgau jūsų. Oi, kaip malonu girdėti. Iš vaikystės. Na. Užauginom mes, reiškia, ne? Užauginot. Užauginom. Ne vieną vaiką kaunietį ir svečią ir panašiai. Taip. Kiek metų čia dirbate? Nuo pradžių. Nuo pat pradžių? Jo, 46. Tai pradžia buvo tarybiniais laikais? 79. 79. O kaip gražiai atrodot? Tikrai. Aha. Va, reiškia, reiks purgas valgyti. Ne, nereikia. Matinkit mus visus. Ačiū jums labai. Nieko nevalgysit? Dar aš noriu paklausti, o kokių pokyčių per tą laikotarpį buvo čia šitoj Spurginiai? Nes matau... Ta prasme interjero? Interjero. Gal tik tai pakeitėm, va, buvo tokios tamsios sienos kaip va lubos, tai biskį niūroka buvo, bet jau šitos irgi šiek tiek patamsėjo. Aha. Ir grindis keitėm, nes buvo terapinės, tai nuo srautų žmonių. Ai, nuo srautų. Teko plytelėm užkloti. Jo, tiesiog duobės buvo. Aha. O šiaip viską laikom autentiškai ir pano ir viską, nu, taip prašo, nieko nekeisti. Bet pagrindas... Nes sako, grįžtam, sentimentai, prisiminimai, tai va... Kaip miela. Taip. Ko jūs vardu? Janina. Malonu, aš Robertas būsiu. Malonu. O, kokie pasisveikinimai gražus. Sportininkė buvo. O ką sportavote? Ir gimnastika, ir lengva atletika. Ak, šitaip? Taip. Ir rasdavot laiką tarp šito darbo ir atletikos? Ar prieš tai buvo? Jaunystėje. Jaunystėje. Galvoju dar šiek tiek. Grįžti namo bikojo dešinės, jau nieko nereikia. Jau turbūt nenorėtumėt į kitą darbo vietą eiti. Čia suaugot su šaknim turbūt. Tai kur jau manai į kitą vietą? Jau viskas, tai kaip... Žinokite, jūs griebtų dėl autentikos. Nu, tikrai. Nes tai unikalus reiškinys yra. O šitas Spurginė yra atsidariusi kelintais metais? Taip ir atsidariusi. 79. Nu, jeigu iš tikrųjų, tai čia ir buvo. Savitarnas buvo Spurginė. Ai, savitarna buvo savo laiku. Užsidarė remontui ir padarė vat kaip šitaip. Tai šitaip vat nuo 79 metų. Supratau. Taip. Kaip miela labai. Ar gal netyčia teko Paulių Širvičią matyti? Apsilankiusi buvo kartą, ar ne? O dabar net galvoju. Kokių žymių žmonių čia matėte atėjusi pirkti Spurgas? Žinokit, kad čia pas mus tai praktiškai visi merai. Irgi čia jau jaunystė pasimatymus skiria čia ir pasimatymus. Taip, ir Tamašauskas, ir Kupčinskas, taip. Matijošaitis turbūt. Kas taip? Matijošaitis buvo? Buvo ir Matijošaitis, ir Skvernelis, ir tas pats prezidentas buvo. Kuris? Šitas. Nausėda. Taip. Ir ten gale stovėjo, su žmona stovėjo. Aha, supratau. Nu, dar aš kaip tik kažkaip, bet taip O Kauno dramos teatro aktoriai, Varnaitė, Vošikas, ten... Ateina, pradedant nuo direktoriaus. Pradedant nuo direktoriaus. Taip, ateina ir dramos, ir muzikinio ateina. Nu, praktiškai čia, nežinau, reikia paieškoti, kas neateina. O koks, gerbiama Janina, įsimintiniausias įvykis šioje Spurginėje buvo jums šitam gyvenime?
Ar yra Tai kas gal nors? kai buvo, žinot, tie visi sausio įvykiai, kada ir naktį dirbom, ir karštą arbatą, ir kavą. Ak, šit kaip, ir naktį dirbo čia? Dirbom naktį, taip. Kaipgi kitaip, nes čia ir buvo žmonių, nors visi atrodo buvo, kas prie radio gamyklos, prie bokšto, televizijos tiksliau. Taip. Bet vis tiek buvo ir miestai. Supratau. O kiek jūsų kolegų dar yra, kurie nuo to laiko pradėjo dirbti? Gal ir vėliau prisijungė tarybiniais laikais? Turbūt mes jau dviese tik ir likime. O kas ta antra yra? Dabar gamybos vadovė, ir direktorė. Aha. Nu ir aš. Supratau. Paskutiniai mohikanai. Nu jo, bet mano dvasia vis tiek čia išliks. Jau reiks gal jau ir baigti, atsibodo visiems gal tas Spurginė. O, kad matau, neatsibodo. Ar jums atsibodo Spurginė? Neišeikit, tegul dirba. Negalvokit, neleiskit minčių. Viskas gerai. O koks jūsų kolegės vardas? Kur? Milda. Milda. Tai linkėjimus nuo Mildos. Taip. Tai labai jums ačiū už interviu. Aš būsiu Robertas Šarknickas. Dabar jau pertrauka. Visus domius politiką. Ak, šit kaip? Ačiū jums labai. Tai kągi, aš poros spurgų užsisakyčiau, parvešiu. Turiu norėsiu. Tai gal tos populiariausius pačius su marmaladu. Arba galima ir tą. Tai tada ir dar du. Gerai. O, labai gerai. Prašau. Ačiū jums labai. Apsirišti. Ar greit valgysit iš karto? Nesusiturėsiu įtariu, eidamas, bet stengsiuosi Tai gal bent vieną pavalgyti. Nepavaišinti iš savo resursų. Ne, tai ką, aš paremsiu jūs, jeigu ką. Nu gerai, prašau. Nu va, atsiprašau už truputėlį. 9 eurai ir 5. Nu va, štai tos skaniosios spurgos. Ačiū, mėla Janina, dar kartelį. O jo. Iki. Ačiū labai. Būkit sveiki ir gyvuokit ilgai. Stengsimės. Dėkui. Skanos visiems. Ačiū. Prašau. Sigera. Skanos. Taip, grybukai, dešretės. Koks malonus pokalbis buvo su ponia Janina. Antros darbuotojos pardavėjos Mildos nebuvo, bet jinai ir tapo netgi ir savininkė. Tai tikėtina iš tokio bendravimo, kad Spurginė tikrai bus, kiek Kaunas gyvos, tiek ir Spurginė, man atrodo. Tai sėkmės visiems, skanaus, tikrai čia apsilankykite, tikrai verta, tikrai originalu, autentiška, skanu. Iki.